Pinavalą. Einam dabar žiūrėti, kaip drambliai gyvena, kur maudosi. Ir sako, viešbutis bus tiesiai mums į dramblius. Iš ryto atsikėlę galėsim pažiūrėti. Nu, turėtų būti super geras. Kas nori, tas lauks už dramblių. Mes čia nežinau, kaip čia mums bus. Aprabėgsams ar ne, tiesiai mus. O, eina. Labai iš tai grandinės kažkokio nėra. Nes hormonai, matai, hormonai. O, toksai. Aišku, ekskursija, va, žiūrėk, vaikai kokie. Pas juos baltos uniformos, visi vienodai. Ir batai, ir kojinės, ir kepurės. Susirinko drambliai. Vieną krūvą taip sustojo. Gražiai atsisuko. Pirmai buvo užsisukę visiškai. Na šiaip vaizdas toks ne vien tik drambliai, bet ir džunglynai tokie nuostabai. Žiūrėk, ir jie klauso, matai kaip jau pažiūrėk, tik pašaukė. Einam dramblius. Iš tikrųjų, labai gražiai. Galim pažiūrėti, kaip drambliai maudosi, iš tikrųjų, žiauriai gražu. Eik, visam. O čia tai gražu. Tikrai. Tai gražu. Super. Vaizdelis. Drambliai maudosi. Džiunglės. Drambliukai maudosi. Taip galima pasižiūrėti juos. 80 metų gyvena. Ir kiek kartų dandys iškrenta, tiek atauga. Labai įdomu. Galiau savo kambarį. Prašau. O taip va. Vaizdelis. Už milijoną.